Dauguma žmonių, pradėdami investavimą nuo nulio, daro tą pačią klaidą. Renkasi populiariausią kelią, net nesigilindami į jo sudėtį. Šiandien aš startuoju su viešu eksperimentu, pavadintu Projektas 500 ir investuoju savo pirmus 500 eurų į ETF, bet bandysiu tai kitaip. Nenaudosiu standartinio viso pasaulio fondo. Vietoj to parodysiu strategiją, kuri leidžia ne aklai sekti rinką, o pačiai valdyti proporcijas ir diversifikaciją. Tai mano pinigai, mano strategija ir mano pirmasis pirkimas realiu laiku. Sveiki, aš Auksė. Prieš atliekant bet kokį veiksmą biržoje, turėjau atsakyti savo į esminį klausimą, į ką investuoti. Pradedančiajam lengva pasiklysti ir gana ilgai svarsčiau, ar 100% pasikliauti Amerikos augimu, o gal tikėtis, kad Europa ar Kinija pasirodys geriau. Sprendimą priėmiau kitokį. Kadangi laikysiuos griežto plano investuoti reguliariai, aš nenoriu spėlioti, kuri šalis laimės ekonominės lenktynes. Noriu nusipirkti visą pasaulį. Žinoma, perkeltine prasme. Mano pasirinkta investavimo strategija vadinsis 60-30-10. Tai asmeninis aukso pjūvis. Ir šie skaičiai nėra sugalvoti mano pačios. Jie gana tiksliai atspindi realią pasaulio akcijų rinkos struktūrą. Jei šiandien pasižiūrėtume į visą pasaulinį pyragą, pamatytume, kad JAV įmonės sudaro apie 63-64%, besivystančios rinkos apie 10-11%, o likusi dalis tenka kitoms išsivysčiusioms šalims. Aš tiesiog atkartosiu rinką tokią, kokia ji yra. Be to, tai nėra taisyklė, kuri negali būti judinama. Tai aktyviai valdoma strategija. Formulė 60-30-10 tai yra mano pagrindinis orientyras. Planuoju kas pusę metų peržvelgti šias proporcijas, įvertinti jų logiškumą ir pasilieku savo pilną judesio laisvę jas koreguoti pagal rinkos situaciją. Todėl 60% savo lėšų skirsiu JAV rinkai, S&P 500 indeksui. Kad ir ką bekalbėtų skeptikai, tai vis dar yra pasaulio ekonomikos variklis, kuriame veikia didžiausios kompanijos. 30% keliaus į išsivysčiusias šalis. Be JAV tai Europa, Japonija, Kanada. Tai mano diversifikacija, kad nebūčiau priklausoma tik nuo vienos šalies. O likusius 10% skirsiu besivystančioms rinkoms – Kinijai, Indijai, Brazilijai ir kitoms. Tai rizikingiausia portfelio dalis, tačiau ji turi didžiausią augimo potencialą ateityje. Čia noriu trumpam stabtelėti ir išsklaidyti vieną populiarų mitą. Socialiniuose tinkluose dažnai matau komentarus. Norėčiau turėti kelis skirtingus fondus, bet bijau, kad nesusitvarkysiu. Beje, atskiras ačiū Financial Lithuanians grupiai, būtent ten ir buvo išrinktas pavadinimas Projektas 500. Tačiau grįžkime prie baimių. Žmonės dažnai klaidingai įsivaizduoja, kad portfeliui valdyti reikia sudėtingų Excel lentelių ar aukštosios matematikos. Realybė daug paprastesnė. Kol mes tik kaupiame pinigus, viskas veikia elementariu principu. Pilu ten, kur labiausiai trūksta. Jums nereikia nieko parduoti. Aš tiesiog žvilgteliu į planą, jį matau, kad JAV dalis pabrango ir išsipūtė, o Europos dalis susitraukia, tuomet visus 500 eurų skirsiu Europai. Viskas, tą fondą, kuris tą mėnesį labiausiai išalkęs. Teorija skamba gražiai, bet kaip tai paversti realybę? Norėdama įgyvendinti šį planą, aš pasirinkau 3 konkrečius biržoje prekiaujamus fondus ETF. Jei terminas ETF negirdėtas, įsivaizduokite tai kaip vaisių krepšelį. Pirkti atskirą įmonės akciją, pavyzdžiui Tesla ar Apple, yra tas pats, kas turguje visus pinigus išleisti vienam vieninteliam obuoliui. Tai rizikinga. Jei grįžus namo paaiškės, kad obuolys sukirmijęs, jūs liekate be nieko. O ETF fondas – tai didžiulis paruoštas krepšelis, kuriame jau sudėta 500 ar net daugiau skirtingų vaisių po vieną gabalėlį. Pirkdama ETF, aš nusiperku visą krepšelį iškart. Jei vienas obuolys pasitaikys sugedęs, aš jį tiesiog išmesiu. Pintinė tokia didelė, kad bendram rezultatui tai neturės jokios įtakos. Viešam eksperimentui renkantis ETF mano pagrindiniai kriterijai buvo: pirmas, nedideli valdymo mokesčiai, angliškai TER. Tai mokestis, kurį fondas nuskaičiuoja automatiškai. Mano riba nedaugiau 0,3%. Kuo mažesni kaštai, tuo daugiau grąžos lieka man. Antras, kaupiamasis fondas, angliškai accumulating. Tai veikia kaip sniego gniūžtė. Užuot išmokėjęs uždirbtus dividendus man į sąskaitą, nuo kurių iškart reikės mokėti mokesčius, fondas juos panaudoja automatiškai nupirkdamas dar daugiau akcijų fondo viduje. Rezultatas – nereikia nieko daryti, o mano investicijos vertė auga greičiau, nes mokesčiai nesuvalgo grąžos. Trečias – valiuta. Pasirinkau fondus, kuriais prekiaujama eurais. Taip išvengsiu papildomo valiutos konvertavimo ir nereikalingo galvos skausmo dėl kursų svyravimo, eurų skaičių tiesiai į aktyvus, paprasta, skaidru ir
efektyvu. Dabar įsivaizduokime, kad statome namą. Mums reikia pamatų, sienų ir stogo. Dauguma investuotojų nusiperka vieną modulinį namelį ir tikisi geriausio. Aš renkuosi statyti pati, nes noriu žinoti, už ką moku kiekvieną eurą. Po ilgos analizės atrinkau 3 esminės plytas, iš kurių lipdysiu savo 10 000 eurų portfelį. Štai jie mano pasirinkti laimėtojai. Pirmas – Spill. Tai JAV variklis SPDR, S&P 500, UCITS ETF. Pigiausias būdas turėti 500 didžiausių Amerikos kompanijų. Jo valdymo mokestis vos 0,03 procentai, vieneto kaina šiai dienai 14-15 eurų. Jį leidžia man įdarbinti pinigus maksimaliai efektyviai, nepaliekant grąžos. Antras – Exos. Tai Xtrackers MSCI World X USA UCITS ETF. Kad namas stovėtų tvirtai, jam reikia sienų. Šis fondas duoda stabilumo iš kitų išsivysčiusių šalių. Vokietijos pramonės, Japonijos technologijų ir Jungtinės karalystės bankų. Tai 765 stiprios įmonės su vos 0,15 procentų valdymo mokesčių. Be šių sienų mano namas griūtų, jei JAV ekonomika susvyruotų. Trečias – EMIM. Tai iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF. Besivystančios rinkos. Stogas yra ta dalis, kuri užbaigia namą ir dažnai būna aukščiausiai. Čia slepiasi beveik 3000 įmonių iš Kinijos, Indijos, Brazilijos. Nors 0,18 procentų valdymo mokestis yra didžiausias, stogas yra būtinas pilnai konstrukcijai. Tai rizikingiausia dalis, bet jis suteikia didžiausią erdvę augti į viršų. Galbūt ne vienam kilo klausimas, Aukse, ar tikrai verta taip žaisti? Juk yra vienas populiarus viso pasaulio fondas trumpiniu VWCE, kuris turi viską. Nusiperki ir ramu. Visų pirma, ar tikrai ramu? Pažiūrėjus nuodugniau, VWCE fonde JAV akcijos sudaro apie 60% viso portfelio. Tai reiškia, viso pasaulio ETF jūsų sėkmė vis tiek tampa tiesiogiai priklausoma nuo vienos šalies. Turėdama 3 atskirus fondus, aš ne aklai seku rinką, o pati sprendžiu, kokią riziką prisimti ir kaip plačiai diversifikuoti savo turtą. Kitas argumentas – kaštai. Populiariausias pasaulio fondas VWCE taiko 0,19 metinį valdymo mokestį. Atrodo nedaug, tačiau aš susidėjau 3 fondų portfelį. 60% skiriu Spill, 30% Exos, o 10% EMIM fondui. Paskaičiavus bendrą vidurkį, metinis valdymo mokestis čia gaunasi vos 0,08 procentai. Tai reiškia, kad mano strategija yra daugiau nei 2 kartus pigesnė mokesčių prasme. Nors pradedant nuo 500 eurų tai atrodo kaip centai, ilgojo laikotarpiui, portfeliui augant, šis skirtumas sutaupys 1000 eurų. Trečias niuansas – pinigų įdarbinimas. VWCE vienetas kainuoja apie 46 eurus. Su savo 500 eurų biudžetu aš galiu nusipirkti tik 3 vienetus, išleisdama apie 438 eurus, o virš 60 eurų liktų sąskaitoje gulėti neįdarbinti. Tuo tarpu Spill ar Exos vienetai kainuoja pigiai – 14,36 eurai. Todėl aš galiu investuoti beveik visą sumą iki paskutinio cento. Bet palauk. Juk pirkdama 3 fondus sumokėsiu 3 daugiau komisinių brokeriui, štai čia ir suveikia mano pagrindinis triukas – išmanioji rotacija. Ieškodama išeities, sukūriau sistemą. Vienas mėnuo, vienas ETF fondas. Vietoj to, kad kiekvieną mėnesį skaidyčiau savo 500 eurų į 3 mažus pirkimus ir mokėčiau 3 komisinius, aš darau vieną didesnį pirkimą. Taip komisinį mokestį sumoku tik vieną kartą, lygiai taip pat, kaip pirkdama tą vienintelį pasaulio fondą VWCE. Detaliau apie šią rotaciją pasidalinsiu ateities epizoduose. Jei norite nepraleisti, kviečiu prenumeruoti kanalą ir kartu paspausti ant šio epizodo patiktuką. Užteks teorijų. Atėjo laikas investuoti. Savo eksperimentui pasirinkau Freedom 24 brokerį. Kodėl būtent jį? Visų pirma, sentimentai. Būtent čia aš žengiau savo pirmuosius žingsnius rinkoje. Čia mokiausi, čia dariau pirmas klaidas, todėl man ši aplinka sava ir laiko patikrinta. Tačiau pagrindinė priežastis – unikalus socialinis funkcionalumas. Visi, kurie turite Freedom 24 paskyrą, galite tiesiogiai platformoje sekti mano eksperimentą Projektas 500. Matysite visus veiksmus, kuriuos atliksiu portfelyje, o toks būdas užtikrina visišką skaidrumą. Jei paskyros dar neturite, kviečiu užsiregistruoti ir stebėti procesą iš vidaus. QR kodą su kvietimu matote ekrane. Nuorodą papildomai paliksiu ir šio epizodo aprašyme. Į sąskaitą lėšas pervedžiau paprastu bankiniu pavedimu.
Taip išvengiu mokesčių, kurie būtų nuskaitomi pildant sąskaitą banko kortele. Kai dabar 500 eurų guli mano sąskaitoje, aš pradėsiu pirmą pirkimą. Ką darau? Tai atsidarau savo mobiliąją programėlę, kurioje dažniausiai ir atlieku visus pirkimus ir susirandu trumpinį, tą mažą vadinamą tikerį, pagal kurį pirksiu S&P 500 indeksą. Šiai dienai jis kainuoja 14,25 € ir aš nusipirksiu 33 vienetus. Braukiu į viršų, pirkimas įvykdytas. Tai yra taip paprasta ir dažniausiai renkuosi mobiliąją aplikaciją, o ne per kompiuterį. Tik turiu pripažinti faktą. Šią akimirką mano portfelis yra 100% priklausomas nuo JAV ekonomikos. Tai yra didžiulis nukrypimas nuo mano idealios strategijos. Tačiau tai yra sąmoningas laikinas disbalansas vardan ilgalaikio efektyvumo. Investavimas nėra tobulas paveikslas nuo pirmos dienos. Tai procesas. Kitą mėnesį šį disbalansą pradėsiu taisyti. Būsiu visiškai atvira. Šis metodas tinka ne visiems. Jei jūs ieškote strategijos, nusipirkau ir pamiršau, jei nenorite kas mėnesį sekti plano, geriau rinktis vieną plačiai diversifikuotą ETF. Tai bus gerokai paprasčiau. Tačiau, jei jūs, kaip ir aš, norite šiek tiek daugiau kontrolės, norite optimizuoti kaštus ir svarbiausia, norite suprasti, kaip veikia rinka, kviečiu šią kelionę stebėti kartu. Tik prašau vieno, nekopijuokite mano veiksmų, naudokite šį projektą kaip edukacinę priemonę ir pavyzdį analizai, bet sprendimus priimkite patys, nes sėkmingas investavimas prasideda ne nuo mygtuko paspaudimo, o nuo supratimo, kodėl jį spaudžiate. Projektas 500 oficialiai prasidėjo. Pirmas žingsnis link 10 000 žengtas, pinigai įdarbinti. Dabar lieka sunkiausia dalis – laukti ir išlaikyti discipliną. Kviečiu jūs prenumeruoti ir sekti šią kelionę ne dėl sėkmės istorijos, o dėl paties proceso. Dėkui, kad skyrėte laiko ir buvote kartu. Iki kito karto.